vis dėlto Aivarai, jeigu taip galėtum taip pavadinti, aš štai net nedrįstu paklausti to klausimo. Man atrodo, atsakymas kažkoks bus nesuprantamas arba toks labai nekonkretus, bet vis dėlto, tai kas yra pinigai? Šiandieną aš papasakosiu, kas atsitiko iš tikrųjų labiau su pinigais, kaip jie mutavo, kas jie turėtų būti natūralioje formoje, tai kas prigimtimi savo. Ir papasakosiu tai, į ką jie šiandieną mutavo, kad jūs pamatytumėte visą tą seką, kaip kas atsitiko su pinigais. Natūraliai pinigai yra mainų priemonė, ar ne? Ir jinai atspindi turimų prekių vertę. Kažkokią. Tai tu turi kažkokių tai prekių, nori tomis prekėmis mainytis, tu turi įrankį, pinigus, kad galėtum tomis prekėmis sklandžiai keistis visuomenį, ar ne? Tai yra pirminė pinigų funkcija. Pirminė ir pagrindinė. Bet pinigai įgijo ir antrinę funkciją. Lygiai taip pat, kaip antrinės funkcijas įgijo visi daiktai, kuriuos mes vartojame. Tarkime, mes geriame vandenį. Tai pirminė, čia iš ekonomikos vadovėlių dalykai. Vanduo turi pirminę funkciją numalšinti troškulį. Tačiau turi begalę antrinių funkcijų. Nes tu vandenį jau renkiesi ne vien tik tai, kad tai yra vanduo. Ar jis iš čiaupo, ar jis iš mineralinių, ar jis mineralės, ar jis dar kažkoks. Bet tu jau renkiesi pagal kainą, pagal tavo mėgstamą prekės ženklą, pagal tai, kiek jis, pagal skonį, pagal tai, kiek jis yra populiarus ir taip toliau. Tai yra vandens antrinės funkcijos, pagal ką tu renkiesi. Lygiai taip pat pinigai irgi apaugo antrinėmis funkcijomis, kurių jie natūraliai neturėtų turėti. Tai reiškia, kad pinigai yra skirti tik tai prekių ir paslaugų mainams palengvinti. Ar ne? Tačiau jie perėjo ir į visas kitas gyvenimo sritis. Jie perėjo į sveikatą, jie perėjo į žmonių tarpusavio santykius, į šeimos santykius, perėjo į politiką, perėjo visur kitur. Laisvalaikį? Perėjo į laisvalaikį ir netgi žmogaus savigarbą, savęs vertinimą ir taip toliau. Netgi į šitos dalykus. Tai va čia yra tie momentai, tos antrinės pinigų funkcijos, kurios šiaip neturėtų būti. Ir, kaip pasakyti, paprastai žodžiais tariant, visos tos gyvenimo sritis buvo okupuotos pinigų. Ar ne? Nes jose bendravimo valiuta turėtų būti kitokia. Pavyzdžiui, mes bendraujame, arba žmonės bendrauja šeimoje, tai bendravimo valiuta turėtų būti dėmesys, meilė, rūpestis ir visi kiti žmogiški dalykai. Taip, tai turėtų būti valiuta cirkuliuojanti tarp žmonių. Bet daugeliu šeimų taip atsitinka, kai pinigai nusėda į tą mainų sistemą ir pakeičia tą natūraliai į piniginę, ar ne, ir kuomet vyras žiūri žmonos pinigus, žmona žiūri vyro pinigus ir jų pinigų kiekis ir šeimos finansinė gerovė pradeda lemti, kiek tas šeima bus stabili ir kiek jinai laikysis. Čia jau yra nukrypimas labai stiprus nuo normos. Ir atsirado toks įdomus dalykas kaip pinigų fetišas. Ar žinai, ką reiškia žodis fetišas? Aš ne visai esu tikra, bet aš jaučiu. Tai aš paaiškinsiu kelias reikšmes. Visų pirma, kuomet kažkam suteikiame savybės, kurių tas dalykas neturi, ar ne? Pavyzdžiui, religija, ar ne, tai yra, mes Dievui suteikiam visas žmogiškas savybės. Tai yra tam tikras fetišas. Arba kažkokiam daiktui, ar dar kažkam, priskiriam savybės, kurius neturi ir negali turėti. Ir tai čia yra vienas aspektas, o iš anglų kalbos išvertus žodį fetiš, tai reiškia amuletas arba garbinimas. Amuletas, talismanas, garbinimas ir panašiai. Tai mes perėjome, į amžių, kuriame yra totalus pinigų fetišas. Mes pradėjome pinigus garbinti ir priskirti jiems savybės, kurių realiai jie neturi. Žiūrėkite, paimkime tokį paprastą pavyzdį. Paimkime paprastą žmogų, kokį nors paprastą studentą, ar ne? Ir duokim jam 100 000 litų. Ar ne? Duokim jam prabangų automobilį, butą ir leiskime su to 100 000 jam pagyventi porą mėnesių, tam, kad jisai apsiprastų, kad jisai susigyventų su tą mintimi, kad jo identitetas apsiprastų, kad tie pinigai įeitų į jį. Kad jis prisitaikytų, pajaustų, kas tai, ką tai reiškia. Praeitų šiek tiek laiko, kad jisai įprastų leisti laisvalaikį kitaip, kad jisai įprastų rengtis kitaip, ir rūpė susigyvenimas su to ir taip toliau. Porą mėnesių. Taip. Ir
įsivaizduokim, kad mes darom apklausą prieš ir po. tą žmogų pastatom ir apklausim kitus žmonės, ką jie mano, kokias jisai savybės turi, ar jisai yra tvirtas, ar jisai yra charizmatiškas, ar jisai yra vyriškas. Jis žymiai labiau charizmatiškas, susidaro kaip 300 000. Ir paskui apklausime tos kitus žmonės, vėl pastatę tą jau jaunuolį, tarkime, po poros mėnesių, vėl tą pačią apklausą padarykime, kokias savybės jie jam priskirs šį kartą. Natūralu, psichologija taip žmogus veikia. Jeigu tu gavai 100 000 litų, pradeda keistis tavo identitetas. Tavo supratimas apie save. Tai pradedi keisti savo supratimą apie save, natūralu, tai pradeda įtakoti ir aplinkinius. Ir aplinkiniai pradeda keisti. Čia suveikia tas psichologinis efektas. Bet pagrindinį postumį taigi davė pinigai. Ne? Ir tas žmogus, kad ir koks jisai tenai bebuvo, su savo to 100 000, ar ne, po kelių mėnesių, jam bus priskirtos visos savybės, kurios yra išugdomas tik tai iš vidaus, bet jam bus priskirtos visos savybės. Jisai atrodys kaip vyriškesnis, jisai atrodys galingas, jisai atrodys charizmatiškas, labiau pasitikintis atrodys, jis netgi, žmonės ko gero nurodys, kad jis turi netgi geresnius bendravimo įgūdžius. Ir taip toliau. Todėl, kad jis labiau pasitikintis. Taip. Tai jam bus priskirtos visos šitos savybės, pinigų dėka. Ar ne, pinigai jam atneša visas tas savybės. Ar ne? Labai įdomus iš tikrųjų toks požiūris. Aš niekada taip nepamaniau ir nepasižiūrėjau visą šią situaciją. Iš tikrųjų labai toks įdomus požiūris. Tai, ką tu sakai, tai yra akivaizdu, net nenuginčiama. Taip, tai, ką žmogus turėtų išsiugdyti pats, jam padeda padaryti pinigai. Ir kuomet jisai, o žmogus visuomenėje gyvendamas ir stebėdamas tą turtingųjų sluoksnį, ką jisai daro, jisai tiesiogiai kopijuoja elgesį, ar ne? Nu, tarkim, aš noriu būti toksai kaip tenai kažkas. Taip, pažįdėlis labai jaunas. Jo, ir jis nukopijuoja, pirmas dalykas, ką jisai pamato, jis pamato pinigus. Ir jis galvoja, kad turėdamas pinigų įsigys visas tas savybės. Ir tas kopijavimas, jisai gaunasi vargas tam, kuris kopijuoja. Nu, iš tikrųjų, visą šitą matricą, ne, nes jisai, ta prasme, ne per save iššūkno, ne per savo vidinės pastangas, visas tas savybės, bet jisai bando per išorinės priemonės, ar ne, sukurti visą tą paveikslą. Ar tai atrodo, kad bandyti kažką iš išorės paimti ir uždėti lyg ant savęs? Klaida visų pirma yra tikėjime, kad tas uždėjimas jisai, na, kai kurie dalykai gali nesilaikyti, jie dažniausiai nukrinta. Jo. Ir tiesiog pažiūrėkime, kaip mes reaguojame į žmonės turtingus. Ar ne? Ir mes sekam žmonių gyvenimą, bet mes sekam turtingų žmonių gyvenimą. Tai yra perdėtas dėmesys. Tai kaip aš ir sakiau, fetišas yra garbinimas. Tai nežinau, kiek kiti to pastebės, bet aš pastebiu, kad dabar yra tas fetišas, kad turtingi žmonės yra garbinami. Tu nesvarbu, ką tu darai visuomenėje, nesvarbu, kiek esi tu vertingas joje ir taip toliau, bet tu savotiškai esi nuolatiniam dėmesio centre. Ar ne? Tai yra tikrasis fetišas.